Sveiki visi, su jumis aš, Zita Baskienė, life coach arba gyvenimo mokytojas ir šiandien apie laisvę. Laisvė tai kai tu esi nepriklausomas nuo kitų. Dažnai žmonės mano, kad man nesvarbu, ką apie mane galvoja, aš savo laisvai gyvenu taip, kaip aš noriu. Tai yra labai lengva gyventi taip, kaip aš noriu. Aš įsivaizduoju, kad tai yra tiesiog tikslas žmogaus gyvenimo ir kasdienybė gyventi taip, kaip aš noriu. Bet kai mes susiduriam su kažkokiam kitom nuomonėm, aštriom kažkokiam temom, imkim geopolitiką arba dar kažkur, sociume, mes pradedam ginčą ir vienas ginam savo nuomonę, kitas kito. Ir dabar aš noriu jūsų paklausti, ar jūs matėte išminčių, kuris ginčytųsi? Ne, tokių nėra. Kodėl? Todėl, kad išminčius yra laisvas pačia didžiausia apimtimi. Reiškia, jam visiškai nesvarbu, kad jūsų nuomonė yra kitokia, o jo kitokia. Jis viduje žino, yra laisvas, o jeigu jūs manot kitaip, jo tai niekaip neliečia. Jis nei pyksta, nei pradeda ginčo, nei dar ko nors. Tai jeigu jūs manot, kad jūs esat laisvi, tai aš siūlau jums pasitikrinti. Kai jūs įpulsit į kokias nors aštres temas, kažkur sociume su draugais, žmonėmis, bendradarbiais ar giminėmis, pasižiūrėkit, kiek jūs tai liečia. Ir jeigu jūs liečia, jeigu kito žmogaus nuomonė yra prieštaringa jūsiškai, jūs nesat laisvas. Tai reiškia, kad jums reikėtų eiti link to aukštesnio laisvės lygmens. Jeigu, žinoma, jūsų yra toks noras ir tikslas pasiekti tą išminčiaus lygį. Ir tai nereiškia, kad reikia paspausti tą savo nuomonę. Tai reiškia tiesiog, kad kai tu esi tam tikram lygmenį, tau nekelia susierzinimo, nekelia noro ginčytis. Todėl, kad didžiausia vertybė tada tampa tau ne tik tavo laisvė, bet ir kito žmogaus laisvė manyti taip, kaip jis mano. Ir čia ir yra esmė daugelį kartų mano minėto tokios aksiomos, kad jeigu tu esi sveikas, tu gali išgydyti kitą. Lygiai taip pat, jeigu tu esi laisvas, tu gali būti laisvas tik duodamas laisvę kitam. Tai laisvė mano akimis, tai ne tik kai tu laisvas nuo paskolų, laisvas nuo darbdavių, laisvas nuo kažkokių privalomų dalykų arba sociumo įspraustų rėmų. Laisvė tai yra, kai tu nepriklausai plačiaja prasme. Kai tu esi su savo keliu, mintimis, vertybėmis, filosofija, tu gali tuo dalintis, bet tu niekada nesistengsi pakeisti kito žmogaus nuomonės arba apginti savosios. Nes tavoje yra čia ir tu jie vadovaudamasis, kuri ir gyveni, ir tai yra tavo kelias. Visi turim teisę į savo kelią. Tai dar kartelį ačiū ir pasitikrinkim, ar tikrai esam laisvi ir kiek stipriai esam laisvi. Laisvė tai taip pat yra kelias ir procesas. Ir jeigu aš prisiminsiu save anksčiau, aš lygiai taip pat, kaip minėjau pavyzdyje, elgdavaus. Todėl aš galiu lyginti save prieš, save šiandien. Galiu matyti, kodėl tai įvyko, galiu matyti, kaip tai tarnauja man ir kaip kažkada tai man kenkdavo. Ir todėl galvoju, kad galiu dalinti su jumis. Tai ačiū už dėmesį. Gerų eksperimentų. Ačiū.